Sveiki visi. Šiame video aš įdėsiu trumpą programavimo pamokėlę. Programavimo kalba bus HTML. Ji yra skirta svetainių kūrimui ir tiesiog svetainės išvaizdai. Tai sukūrėme savo svetainį naują folderį. Vadinsim HTML pamokėlė. Taip. Ir priartiname. Įeiname į Notepad. Ištriname langus. Jeigu nieko patys nebūsite darę, tad jums kitų langų neišmes, bet ten buvo senesni mano darbai. Persikeliame kalbą į anglišką, nes reikės poros simbolių. Taigi, pirmas kodas bus HTML. Toliau eina body. Ir galite rašyti tekstą. Pavyzdžiui, HTML pamokėlė. Nežinau, su kuo jumis bandytumėte, ar su CSS, ar su kom nors kitu, bet su HTML jums naršyklė neatvaizduos reikiamų lietuviškų raidžių. Ar, suprantate, visų tų, kurių nėra kitose kalbose. HTML pamokėlė. Ir užbaigėme. Užbaigimas visada, beveik visada yra su slashu. Taigi užbaigėme su body. Toje pačioje eilutėje. Ir baigėme HTML. Spaudžiame saugoti arba šį mygtuką. Tada dar palaukis, HTML pamokėlė. Ir matote įrašome failo tipas. Pasirenkame Hypertext Markup Language file. Tai ir yra HTML, tiesiog šis tekstas yra sutrumpintas. Ir rašome pamokėlė ar kaip kitaip, bet atminkite, kad visada čia turi būti, pabaiga turi būti su HTML. Tad rašome pamokėlė ir taigi. Matė, kad nusispalvino tie. Neįsigaiskite, nes viskas taip turi būti. Programavime visada raidės, ne raidės, o kodai būna nuspalvinti įvairiomis spalvomis. Tai raudona, tai geltona. Einame į HTML pamokėlę. Kaip matėte, čia yra rodoma edge raidė, tai mano naršyklės raidė. Ji yra mano pagrindinė naršyklė ir jums gali rodyti visai kitus dalykus, žiūrint, kaip jūs nusistatėte savo pagrindinę naršyklę kompiuterio. Tad spaudžiame 2 kartus, spėlite. Microsoft Edge
galite pasirinkti ir šiuos kitus ir visada atidaryti HTML failus šią programėlę. Mano operacinė sistema yra Windows 10, todėl gali būti, kad pas jūs bus šiek tiek kitaip. Taip. Tai visada atidaryti HTML failus su šia programėlė. Štai. Matome gautą tekstą HTML pamokėlė. Jis dabar yra nedidelis. Mažas. Ir pačioje pradžioje. Per kitas pamokėlės galėsite pažiūrėti, kaip tai pakeisti, padidinti tekstą, padaryti linijas ar kitus dalykus. Taigi prenumeruokite mane, kad nepraleistumėte ateinančių pamokų, kurias įkelsiu. Taigi, iki.